Gabrielė, tai kokie yra patys populiariausi Tomi tipi išmanieji buities prietaisai, kuriuos ir rekomenduotumėte tėveliam įsigyti? Išmanieji įrenginiai, kurie padėtų auginti lengviau vaikelį, tai vaiko maitinimo įrankiai būtų pieno mišinukų gaminimo aparatas, pieno ir maisto šildytuvė ir garintuvas trintuvas, kuris padėtų lengviau sutrinti ir duoti pagrindinį patiekaliuką. Tada švaros palaikymo produktas, prekė būtų Tomi tipis Angelika sauskelnių konteineris ir kad giliau ir stipriau miegotų jūsų vaikelis, tai Dream Maker lemputė. Tai gal ir apžiūrėkim kiekvieną iš tų prekių ir man būtų iš tikrųjų įdomu pradėti galbūt nuo mišinukų gaminimo aparato. Papasakokit apie jį. Taip, tai jo ypatybės yra tokios, kad jisai paruošia mišinukus mažiau nei per 2 minutės. Okay. Tikrai labai greitai, jeigu reikia labai ekstra pamaitinti vaikelį. Taip pat jis yra labai tylus, todėl tą prietaisą galima naudoti drąsiai ir nakties metu. Tai vėl apie tą tylą mes, ar ne, kas labai svarbu? Tikrai svarbu ir ypač jauniem tėveliam, kuriem ir patiems trūksta miego ir vaikelis nori miegoti, todėl labai svarbu ta tyla. Ir taip pat viena ypatingiausių funkcijų, kad jis pats sugeba sterilizuotis. Todėl nereikia jums pergyventi dėl visų vargų ir daryti papildomų kažkokių veiksmų. Realiai nereikia net atskiro aparato, nes girdėjau, kiti netgi turi po 2 aparatus tada, ar ne? Tai čia 2 in 1. Okay. Tikrai taip. Tai čia tikrai vienas toks stiprus jo argumentas, kodėl būtent jisai, tas Tomi tipi mūsų pieno mišinukų gamintojas. Tai tikrai rekomenduojame jį įsigyti jauniem tėveliam, kurie tik ką įžengia šitą etapą. Super, skamba inovatyviai, aparatas, kurio reikia kiekvienam tėčiui ir mamai pradžioje. Kas toliau? Kitas turbūt vienas svarbiausių dalykų, kurį tikrai turėtume turėti kiekvienas namuose, yra maisto ir buteliukų šildytuvė. O, tai čia apie šitą mes kalbam. Jis kuo turi ypatingų savybių, tai kad jis pašildo maistuką iki tam tikros temperatūros, todėl maistas yra paruoštas iškart valgyti ir paduoti vaikui. Jis tikrai yra taupantis laiką, jūs įdedat maistuką, einat ruošti savo dalykus, ten pienuką ir po tam tikro laiko maistas yra paruoštas, jūs irgi jau pasiruošus maitinti vaiką, todėl tikrai sutaupo ir laiko, ir visų resursų. Ir jis dar toks labai kompaktiškas atrodo, kur keliones, bet kur gali pasimti su savim, net į rankinę įsimesti iš esmės, ar ne? Tikrai taip, jis labai patogus ir nešioti, ir kelionės metu, ir namuose. Man patinka labai kompaktiški dalykai, kurie telpa į rankinę. Gimus kūdikiai tikrai nesinori apsikrauti namų nereikalingais daiktais, kurių mes nenaudosime. Tai man įdomu, ar tikrai mums reikia dar vienos šiukšlių dėžės? Tikrai reikia, ypač jauniem tėveliam ir jau kai visas tas įdomus etapas įpusėjo. Kuo ypatinga šita šiukšliadėžė, tai kad jinai sulaiko nemalonius kvapus. Turint kasetes, kiekviena kasetė yra įdedama į šią šiukšliadėžę, sauskelnė yra suvyniojama, taip išvengiant nemalonių kvapų, bakterijų net iki 99% ir net čia telpa 28 sauskelnės. Oho, šitoje dėžėje. Tikrai nemažai. Tai kaip suprantu, šį konteinerį labai patogu būtų pasistatyti tiesiog po vystymo stalu, nes tuomet mes turime visą bazę, ko mums reikia kūdikio vystymui tiesiog vienoje vietoje, ar ne? Ar yra dar kažkokių prietaisų, kuriuos norėtumėt paminėti, kuriuos galėtų tėveliai apsvarstyti įsigyti? Vienas iš tokių prietaisų būtų naktinė lemputė, Dream Maker, vadinasi Tomi tipi prekės ženklo. Kokios svarbiausias jų akcentas yra tai, kad jie skleidžia rožinį triukšmą. Rožinis triukšmas primena kūdikių gimtos garsą ir kas yra viduje moters kūne. Todėl jis jaučiasi saugiai, ramiai ir jam padeda giliau įmigti, ilgiau išmiegoti. Taip pat vienas toks iš wow dalykų yra tai, kad jis turi sensorių. Jeigu jis išgirsta naktį kūdikį verkiantį, jis automatiškai įsijungia ir jis veikia visą naktį, iki kol vaikas vėl užmigs ramiai. Čia beveik kaip išmanioji auklė. Tikrai taip, ir nežadina nei tėvų, jeigu nėra nieko ekstra ir jeigu vaikelis tiesiog prasibūdino pats netyčiom kojytėm užsimosikavęs, jis išgirsta, įsijungia, užmigdo vaikelį ir vis ramiai toliau miega. Apie šitą išmanę lemputę nebuvau girdėjus, tai tikrai labai įdomu, norėsiu pasinagrinėti giliau ir dar norėčiau, kad paminėtumėt apie trintuvą. Tai trintuvas, garintuvas tikrai turi labai patogių funkcijų, tokių, kad galite įsidėti norimas daržovės, vaisius, jas pasigarinti ir tada sutrinti, tai paruošiant savo kūdikiui maistą. Labai patogus, greitas ir nereikalaujantis daug energijos dalykas. Ojojoj, tų išmaniųjų prietaisų tikiu, kad yra ne tik tie, kuriuos išvardinot, bet ir dar daugiau. O kaip galvojat, ar tėveliai gali be jų išsiversti, ar geriau jas turėti? Tikrai, kad gali išsiversti, bet jeigu jums yra svarbu jūsų laikas, jūsų energija, jūsų emocinė būsena, vis tiek visą tai reikalauja ir gaminimas maisto, ir priežiūra, ir tvarkymas labai reikalauja daug energijos ir emocijos. Tai jeigu jūs pasiruošę aukoti savo energiją ir turimus resursus, žinoma, galima įsiversti ir be išmanių įrenginių, bet jeigu jums yra svarbu ir turite savo kitus prioritetus, skirti daugiau laiko šeimai, vaikui ar net savo, tai tikrai rekomenduojame išmanius mūsų įrenginius Tomi tipi prekės ženklą.
Tai man atrodo, čia kiekviena šeima turi nuspręsti individualiai, ar jiems reikia kažkokių pagalbininkų ar ne. Tikrai taip.